Rekonstruojama vietinės reikšmės kelio Karaimiškis-Kauniai, kelio atkarpa iki įvažiavimo į Karvės Olą. Restauravimo darbai prasidėjo šios savaitės pradžioje. Juos atlieka akcinė bendrovė Eurovia Lietuva. Užsakovas Biržų savivaldybė. Kaip matote, darbai įsisiūbuoja rajone ir gatvių remonto ir asfaltavimo. Ir vienas iš objektų, kuris dabar vėl pradedamas, tai yra kelias į Karvės Olą, tai yra Karaimiškis-Kauniai. Iš tikrųjų, tai yra tikslinės lėšos. Savivaldybė parengė projektą ir darbai pradėti jau dabar. Turėtų būti baigti darbai iki lapkričio 1 pagal sutartį. Tai yra 480 metrų, tai yra beveik pusė kilometro kelio, tai yra 6 metrų pločio asfalto danga bus vieta. Ir tai bus į dar vieną objektą asfaltuotas kelias ir turistai galės atvažiuoti nedulkėtų ir nedubėtų kelių. Vykdant rekonstravimo darbus, automobilių eismas nuo rajoninio kelio Biržai Saločiai iki įvažiavimo į geologinį gamtos paminklą Karvės Ola uždarytas. Savivaldybės administracija atsiprašo už laikinus nepatogumus. Savivaldybės administracijos direktorius sakė, kad artimiausioje ateityje bus įgyvendinti dar keli projektai susiję su Biržų krašto vietinės reikšmės kelių būklės gerinimu. Galima paminėti, aišku, yra visiems žinomas ir Astravo kelio asfaltavimo darbai, kur yra daug metų žadama, tačiau niekas nebuvo daroma. Šiam tarybos posėdėje yra teikiamas taip pat lėšų perskirstimas kelių direkcijos skiriamų, taip kad irgi yra numatyta dalis lėšų skirti Astravo kelio asfaltavimui, kad galėtume atlikti viešuosius pirkimus, surasti rangovą ir stengsimės kažkaip tai sudėlioti taip finansus, kad pavyktų šitą kelią išasfaltuoti. Taip pat yra projektuojama ir į Kirkilų bokštą asfaltavimo projektas rengiamas. Taip pat galima paminėti, kad ir Kęstučio gatvės šaligatvių remonto, rekonstrukcijos apšvietimo ir šaligatvių projektas rengiamas. Taip kad visos tos įsisenėjusios bėdos, kurios buvo minimos, man atrodo, tikrai daug metų ir pastoviai, bet jos buvo nesprendžiamos ir tai jos mėgstama ir dabar eskaluoti ir apie jas nuolatos kalbėti. Tikrai mūsų dabartinė vadovybė stengsis visomis išgalėmis visas tas, sakykime, įsisenėjusias problemas, kiek leis galimybės išspręsti.